Sveiki sugrįžę, su jumis 5 žvaigždučių būstas. Artėjant vėsiajam metų laikotarpiu mes vis daugiau laiko praleisime namuose, o namuose labai svarbu jaukumas. Jaukumą kuria tekstilė. Būtent šiandieną apie tai mes ir pasikalbėsime su Edita iš Audrinetos. Miela Edita, atvykau pas jūs neatsitiktinai, noriu pakalbėti apie tai, kokie audiniai šiuo metu, sakykite, yra patys populiariausi. Iš tiesų dabar yra populiarūs audiniai, kurie yra natūralūs arba bent jau turi kažkiek tai natūralaus pluošto, gražiai krintantis, drapiruojasi, spalvinė gama, kaip matote, gali būti labai pastelinė, žemiškų tonų, gali būti šiek tiek ryškesnių, bet dažniausiai lietuviai renkasi tikrai tuos žemiškus tonus. Lietuviai mėgsta žemiškus atspalvius, o kokias tekstūras dažniausiai renkasi? Iš tiesų tekstūros gali būti labai minkštos, megztos, primenančios boho stiliaus, tokius lengvai besidrapiruojančios. Man žinot, ką tai primena tiesiog namus. Gal net sugrįžimą pas močiutę kur nors. Taip, bet pas tokią modernę močiutę, ne? Tokią, kuri turi skonį. Šiuolaikinę. Kaip fainai, kokie jaukos. Populiarūs ir įvairūs raštai, kurie ypač dera moderniuose interjeruose. Iš tiesų viskas atrodo, taip nepabijokim to žodžio, tikrai prabangiai. O jeigu aš noriu, kad mano namai atrodytų jaukiai, stilingai, bet mano asmeninė piniginė nesuplanuotų, aš turiu iš ko rinktis. Galime pasiūlyti žmonėms ir netokių brangių audinių. Tai sakysim, šitas audinukas, kuris yra toks prabangus, štai čia yra labai irgi neblogas audinys, kuris irgi taip pat gražiai krinta, gražiai drapiruojasi, puikiai atrodo interjere, bet tas išskirtinis parodys vis tiek aukštesnio lygio kokybę, prabangesnį interjerą ir audinys pats išties atrodys žymiai įspūdingiau. Apibendrinant, tai antrasis audinys pasižymi gausybę praktinių privalumų, atrodo elegantiškai, o pirmąjį audinį renkasi ieškantis ne tik funkcionalumo ir estetikos, bet ir prabangos bei vardo. O kokius dalykus reikėtų žinoti arba įsivertinti prieš renkantis langų uždengimo būdus, pavyzdžiui, užuolaidas arba kitus? Iš tiesų, reiktų įsivertinti ir aukštį, koks pas jūs bus aukštis. Jeigu didelis aukštis, jūs tikrai norėsite tampyti užuolaidų ranka, tai reikėtų tada pagalvoti apie elektrinius karnizus, kur nenukenčia ir audinys, jūs tiesiog paspaudžiate vieną mygtuką ir užuolaida suvažiuoja, atsidaro, užsidaro, kada jums patogu. Jūs galite nusistatyti ir laikmatį, kad ten tokiu metu, sakysim, 9 ryto atsidaro užuolaidos ir labas rytas, tiesiog vietoj žadintuvo. O jeigu aš savo namus įsirenginėdamas buvau sutelkęs kažkur kitur dėmesį ir nenusivedžiau nei elektros laido, nei matmenų tikslių neturiu? Nieko baisaus, yra, žinokit, pakraunami varikliai, kaip ir telefonas. Jūs kraunatės, tik tai nereiktų tai daryti kiekvieną dieną, galima būtų pasikrauti kažkur kas pusę metų, kas 7 mėnesius, bet tikrai labai smagu, kai jūs galite tiesiog užuolaidas valdyti vienu paspaudimu arba nusistatyti laikmatį ir jums ryte atsidarys. Oi, tai jau čia tiem, kurie galvoja, kad reikės užkalti langus, tai nereikia sprendimų. Tikrai ne, rasime sprendimų įvairių. Elektra valdomas gali būti ne tik užuolaidos, bet ir romanetės ar austrietės. Na, o išmanios užuolaidų sistemos nesudėtingai prijungiamos prie išmanių namų sistemų. Trumpai tariant, nuotoliu valdomi langų uždengimai nėra ateitis, tai dabartis. Užuolaidą savo namuose norisi atsinaujinti vis dėlto ne viename kambaryje, norisi atsinaujinti viską tuo pačiu ir dar kur derantis karnizai, lavatiesės. Ką daryti, jeigu nesilaimės aukso podo? Tai jūs galite išsidalinti ir tą mokėjimą dalimis, taip pat galbūt kambariai sudėlioti prioritetus, jeigu jums svarbiau pradžio miegamajam įsirengti užuolaidas, galbūt svetainė, po to vėliau tiesiog visą tai išdėliojama ir netgi per metus laiko. Tam yra puikios galimybės ir sąlygos. Išsirinkus langų uždengimo būdus, viskas tuo nesibaigia, dar lieka ir labai didžiulis rūpestis, kas uždengs tuos langus, kas pakabins, ar profesionalai ištiesia pagalbos ranką. Visada rekomenduoju kreiptis į profesionalus, nes galime pasiūlyti nuo karnizų iki užuolaidų pakabinimo, išlyginimo. Jums nereikės tikrai rūpintis šitais dalykais, tiesiog džiaugtis jau pakabintomis užuolaidomis. Edita, ir toks visai asmeninis klausimas, tiek mano visa komanda, tiek artimieji žino, kad aš esu pedantas, namuose mėgstu tvarką. Kaip aš turėčiau elgtis su užuolaidomis? Dabar esu naujakuris. Aš jas turėčiau kažkada periodiškai nukabinti, nežinau, vežti į valyklą, dar kažką daryti? Bent kartą metuose būtinai ir tikrai ši paslauga yra teikiama, tik paskambink. Ir viskas, ar ne? Ačiū labai Jums, Edita, už šiandieninius patarimus ir net nebejoju, kad jie naudingi ne tik man, bet ir mūsų laidos žiūrovams. Daugiau naudingų patarimų, kaip Jums jau yra įprasta, kiekvieną šeštadienį 11:00 tik per pačią žiūrimiausią TV3 televiziją. Linkiu gražaus savaitgalio. Iki.